Okay. Matematika iš esmės yra mūsų kasdienybė. Atsiskaitinėjimas kasoje, laikas, išlaidų skaičiavimas. Profesijos kaip architektai, programuotojai, astrofizistai net neegzistuotų be jos. Ji formuoja mūsų pasaulį, meną, muziką ir net kaip mąstome. Tačiau buvo laikas pasaulyje, kai žmonės gimė ir mirė niekada neišmokę skaičiuoti. Kai nebuvo jokios sistemos, tik pirštai, akmenukai ir atmintis. Vėliau atėjo laikai, kai skaičiai tapo daug daugiau nei priemonė. Antikoje matematika buvo tyrinėjama, bet atėjus viduramžiams teologija užtemdė ir paslėpė mokslo temas. Ir tik vėliau, renesanse, matematikos temos kyla į viršų. Nuo piramidžių iki kompiuterių matematika pasakoja mūsų istoriją. Ji žmogaus pokyčių liudininkė. Antikos laikais tarp aristokratų matematika buvo madinga tema. Mokslininkai, kurių vardai gyvi iki šiol, kūrė pagrindus viskam, ką šiandien vadiname mokslu. Archimedas atrado dėsnius, kurie leidžia mums suprasti plūdrumą ir mechaniką. Euklidas sukūrė geometrijos pagrindus, kuriais iki šiol remiasi architektai ir inžinieriai. Viduramžiai. Tuomet žmogus siekė suprasti tvarką, ne stebuklą. Ieškojo dėsnių, o ne atsakymų iš aukščiau. Po antikos pasaulis perėjo į viduramžius. Laikotarpis, kai bažnyčia tapo pagrindiniu žinių šaltiniu. Mokslas užleido vietą tikėjimui. Didžioji dalis žinių buvo prarastos ar paslėptos vienuolynuose, nes domėjimasis pasaulio sandara buvo laikomas pavojingu. Prieiga prie mokslo tapo privilegija, o ne teisė. Viduramžių pabaigoje, naujiesiams atradimams vykstant, reikėjo pasikliauti matematiką, kad galėtum orientuotis vandenynuose, matuoti žemę ir skaičiuoti pinigus. Arabai išsaugojo senovės Graikijos idėjas ir jas toliau tobulino. Šie dalykai skatino mokslo sugrįžimą Renesanso metu. Tuo metu mokslininkai klojo pagrindus mokslams, kuriuos turime dabar. Nikolas Kopernikus savo heliocentriniu modeliu įrodė, kad Žemė sukasi aplink Saulę. René Descartes sukūrė analitinės geometrijos sistemą koordinates X ir Y, kuris sujungia algebrą ir geometriją. Izaokas Newtonas ir Gottfriedas Leibnicas, nepriklausomai vienas nuo kito, sukūrė diferencialinį ir integralinį skaičiavimą. Tai leido aprašyti judėjimą, greitį ir orbitas. Iš esmės, sukūrė matematinį pagrindą visai fizikai. Šiuo metu įprastai žinomi dalykai kaip Saulės sistema ar įvairios matematinės žinios Renesanso pradžioje nebuvo labai įprasti. Kai kalbame apie matematiką, dažnai galvojame tik apie skaičius ar formules, bet ji visada buvo daug daugiau. Pavyzdžiui, mene matematika slypi beveik visur. Leonardo da Vinci ar kiti Renesanso menininkai ieškojo tobulo grožio per skaičius. Jie naudojo auksinį pjūvį, kad kūnai, pastatai ir paveikslai atrodytų puikiai. Perspektyva tapyboje ir architektūroje taip pat gimė iš matematinių dėsnių. Be jų paveikslai atrodytų plokšti, o katedros stovėtų kreivai. Vėliau, pramonės revoliucijos metu, matematika tapo naudingesnė negu visada. Kiekviena mašina, garvežys ar tiltas buvo sukurti remiantis skaičiavimais. Inžinieriai naudojo geometriją ir fiziką tam, kad suprastų, kaip veikia jėgos, kampai ir medžiagos. Be matematikos nebūtų nei fabrikų, nei garo variklių, nei modernios architektūros. O šiandien matematika yra visur, net kai to nepastebime. Skaičiuojame pinigus, planuojame laiką ar net sekame žingsnius telefone. Mūsų kasdieniniai sprendimai, nuo to, kada keltis, iki to, kiek išleisti, dažnai paremti matematika. Ji nebe tik mokslas, o įrankis, kurio remiasi visas šiuolaikinis pasaulis, nuo technologijų iki paprasto gyvenimo ritmo. Senoviai žmonės domėjosi matematika, bet per viduramžius viską valdė bažnyčia ir mokslas sustojo. Arabai tuo metu toliau tyrinėjo geometriją, žvaigždes ir algebrą. Vėliau, per Renesansą matematika sugrįžo, padėjo kurti meną, statyti pastatus ir suprasti pasaulį.
Tad jeigu nuobodžiauji matematikos pamokoje, pabandyk pamotyvuoti save ir pagalvok, kiek šis mokslas ir pasaulis turėjo pažengti, kad tu čia galėtum sėdėti ir mokintis. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi ką nors naujo sužinojot arba prisiminėt. Iki kito karto.